ir riziką susirgti vėžiu sumažinsite per pusę. O jei jau susirgote ir gydotės, šie produktai padės jums ne tik sulėtinti vėžio plitimą, bet net trečdaliu sumažins tikimybę jam sugrįžti. Garsus Didžiosios Britanijos onkologas profesorius Robert Thomas sako, jog tokie jo žodžiai paremti ne vienerius metus su mokslininkų grupe atliktais tyrimais. Profesorius išties svetingas šeimininkas. Jis ne veltui iškart pakviečia į savo namų virtuvę ir sako, jog būtent nuo čia prasideda kelias į sveiką gyvenimą. Ne ligoninėje, o virtuvėje pirmiausia reikėtų ieškoti pagalbos, jei norite išvengti vėžio. Nes ne vienas į medikų rankas patenka jau tuomet, kai ši liga išplitus ir įsibėgėjus, o tuomet ją nugalėti kur kas sunkiau. Bet prieš pasikalbėdami su profesoriumi užsukime į vieną populiarų Londono turgų. Kvapai čia sklinda tokie, kad net nereikia klausti, kur galima rasti čia pat gaminamo maisto. Kokia virtuvė jums patinka? Prancūziški blyneliai, japoniški sušiai ar įprastesni lietuvio skrandžių patiekalai? Maisto turguje rasi visko, ko tik nori. Valgytojai tiesiog nugula stalus, o virėjai vos spėja suktis. Beje, porcijos čia stulbina dydžiu. Vargu ar tokioje vietoje apsvaigę nuo gardžių kvapų imsite galvoti, kokie produktai kenkia sveikatai, o ką iš tiesų verta dėti į skrandį. Žvilgtelėkite, meksikietiška virtuvė. Čia dosnus pardavėjas sumaišo daugybę produktų. Ir daržovės, ir ryžiai, ir pupos, mėsa, dar padažas, ir ant viršaus jis nepagaili sūrio. Prie kito prekystalio stovintis vyrukas vilioja skrudintą vištieną keptomis daržovėmis, saldžiarūgščiais padažais ir aštriais Azijos virtuviai būdingais prieskoniais. O jei dar tilps, jūsų laukia desertai. Nuo vaizdų ir kvapų išties gali apsisukti galva. Ir dažnai ne vienas mūsų tokiam maistui neatsispiriame. Tačiau kokiegi produktai, koks maistas, pasak žinomo Anglijos onkologo, iš tiesų daro stebuklus. Ir ko, kad taip mėgstame, privalome atsisakyti jau šiandien, jei norime nesusirgti 21 amžiaus maru vadinamų vėžių. Grįžkime į profesoriaus namų virtuvę. Čia ant stalo išdėlioti bent 4 rūšių riešutai, įvairios sėklos, daržovės ir prieskoniai. Nei viename jų nerasite jokio perdirbto cukraus. Jis mūsų namuose apskritai užrakintas, skirtas tik svečiams ir tik tuomet, jei jie to reikalauja, paaiškina Robertas. Pasak profesoriaus, cukrus esantis maiste skatina vėžio ląstelių augimą ir dauginimąsi. Bet juk cukraus yra beveik visur, daugelyje produktų, netgi duonoje, ne tik saldainiuose. Taip, tai tiesa. Nėra blogai vartoti natūralų cukrų, kurio yra pavyzdžiui vaisiuose. Jo mažiau ir organizmas jį įsisavina lėčiau. Be to vaisiuose netrūksta vitaminų, mineralų ir polifenolių. Tačiau visai kas kita, kai cukrus perdirbamas. Toks cukrus kenkia jūsų organizmui, skatina uždegimus, didėja grėsmė susirgti įvairiomis ligomis. Jis, pavyzdžiui, skatina augti vėžines ląsteles, sukelia širdies ir kraujagyslių ligas. They also cause your joints to be inflamed, they increase the risk of Alzheimer's and all sorts of other diseases. Išmesti cukrų iš savo raciono labai sunku, nes jo dedama į duoną, kukurūzų dribsnius, netgi ryžių trapučius. Todėl pacientai turi būti apsiskaitę ir atidūs, kad rastų produktus, kuriuose nėra cukraus. Štai vienas tokių – ryžių dribsniai. Rinkdamiesi turite skaityti, kas parašyta etiketėje. Pirkite produktus specializuotose parduotuvėse. Didžiojoje Britanijoje prekybos centruose vis daugiau ir daugiau atsiranda produktų, kurie specialiai pažymėti – ekologiški, organiški, pilno grūdo, ryžiai be cukraus. Net jei nueisite į paprastą prekybos centrą ir įdėmiai pažiūrėsite, tokių produktų rasite nemažai. Tiesiog turite atidžiau paieškoti. Štai kad ir šokoladas be cukraus, kuris, turi pripažinti, gal ir nėra labai skanus. Tačiau jei sumaišysite jį su vaisiais, skonis bus geresnis. Tiesa, saldumynų mėgėjams profesorius sako taip pat turintis ką pasiūlyti. Nedidelėme puode jis tirpina juodąjį 100% šokoladą, kuriame beje nėra cukraus. Jausite tik kakavos pupelių skonį. Jį skiesti profesorius rekomenduoja sojų arba riešutų pienų taip pat be cukraus. Ir iš šaldytuvo traukia vaisius. Atrodo visai gardžiai.
Jūs galite valgyti šokoladą, pavyzdžiui, su braškėmis ar kitais vaisiais. Turėtumėte imti 100% šokoladą be jokio cukraus. Sumaišius su vaisiais ar uogomis bus skanu, nes juose gausu polifenolių. Be to, toks maistas gražiai atrodo ir kvepia. 30 metų onkologinių ligų gydymo patirtį turintis medikas savo patarimais pasidalino knygoje Gyvenimas po vėžio. Faktai. Knyga buvo perleista ne vieną kartą ir jau išversta į kelias dešimtis kalbų visame pasaulyje. Profesorius dirbo onkologų konsultantų Kembridžo universitetinėje Bedfordo ligoninėje. Taip pat dėsto ir Kembridžo universitete. Jis sako, kad jau netrukus 1 iš 3 žmonių pasaulyje sirgs vėžiu. Todėl profesorius patarimas norintiems išvengti šios ligos atsisakyti kancerogeninių produktų. Tai yra beveik visi perdirbti maisto produktai, netgi tokie kaip miltai, traškučiai, kepta ar perdirbta mėsa. Medikas sako, kad turi nuliūdinti ir tuos, kurie dievina ant laužo keptą mėsą ir rengia barbekių vakarėlius. Ne vienam mėsos valgytojui toks jos paruošimo būdas bene labiausiai viliojantis, vien ko vertas ant ugnies krūdinamų kepsnių kvapas. Tačiau jei norite būti sveiki, teks tai pamiršti. Tiesa, galima padaryti taip, kad ant ugnies kepta mėsa būtų ne tokia kenksminga. Pirmiausia, pirkite labai geros kokybės mėsą. Toliau galite tik pabaigti kepti ją ant laužo, stengdamiesi, kad ji nesuskrustų, nesudegtų ir nepatamsėtų. Arba panglėjusią mėsą tiesiog nupjaustykite. Tačiau svarbiausias dalykas, ir tai yra įrodyta tyrimais, jeigu jūsų mėsa valgote daug daržovių, arba jei mėsą marinuojate su žolelėmis, tai jose ir prieskoniuose esantis polifenoliai padeda neutralizuoti kenksmingas medžiagas. Taip pat, jei mėgaujatės ant ugnies keptą mėsą, neužsigerkite jos saldžiais gėrimais. Taigi mes medikai nesakome žmonėms nesimėgauti gyvenimu. Tiesiog daugiau galvokite apie tai, kaip tai daryti. Beje, pasak profesorių, žmonės apskritai valgo per daug mėsos. Mėsa turėtų būti valgoma tik dėl to, kad ji skani, o ne tapti pagrindiniu jūsų maistu. Tačiau daugiau jos valgyti gali tik aktyvus arba fizinį darbą dirbantys žmonės. Mes gauname per daug baltymų, nes valgome per daug mėsos. Nesakau, kad jos reikia visai atsisakyti. Tačiau jei baltymų gautume iš augalų, daržovių, pupelių, sėklų, sojų, tai būtų kur kas sveikiau. Yra daugybė įrodymų, kad baltymai gauti iš augalų sveikiau nei gauti iš mėsos. 4 produktai, esantis ant šio stalo, pasak profesoriaus, būtent dabar naudojami kuriant naujus medikamentus, padedančius apsisaugoti nuo vėžio ir stabdančius jo plitimą. Brokolius, granatus, žaliąją arbatą ir ciberžolę. Pasak Roberto, galite rasti kiekviename prekybos centre. Štai tie 4 produktai, kurie turėtų būti jūsų valgiaraštyje. Kartu su onkologais ir kitais mokslininkais mes atlikome tyrimą prieš 4 metus, kuris buvo remiamas Didžiosios Britanijos vyriausybės. Tyrėme įvairius maisto produktus ir ieškojome tokių, kurie turi daugiausia polifenolių. Polifenoliai tai natūralios cheminės medžiagos esančios augaluose. Jos suteikia spalvą, skonį ir kvapą. Būtent jie apsaugo nuo vėžio ir daugybės kitų susirgimų. Tyrėme 30-40 vadinamųjų superproduktų. Radome 4, kurie labiausiai padeda gydant vėžį arba norint jo išvengti. Tai brokolis, granatas, žalioji arbata ir ciberžolė. Aišku, jie turi būti kuo natūralesni, kuo kokybiškesni, kad juose nebūtų pesticidų. Buvo atliktas tyrimas su sergančiais prostatos vėžiu. Vartojantiems šios produktus, vėžys progresavo net 64% lėčiau. Kai kuriems pacientams net neprireikė prostatos šalinimo operacijos. Profesorius rodo papildą, kurį dabar jau galima įsigyti daugelėje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje. Jame 4 taip liaupsinamų ingredientų koncentratas. Tačiau tai nereiškia, kad galite rūkyti, nesportuoti, vartoti alkoholį ir nesveikai maitintis, nes piliulės per dieną pakaks, kad apsisaugotumėte nuo vėžio. Nekiškite į save bet kokio maisto tarsi iš šiukšlių dėžę, sako profesorius, kad ir kaip viliojančiai jis atrodytų. Štai kad ir ant mano stalo bent 4 rūšių riešutai.
Juos mediko šeima perka tiesiai iš ūkininkų, kaip ir vaisius. And there's now more and more evidence emerging that they actually have anti-cancer properties. Atsiranda vis daugiau ir daugiau įrodymų, kad jie turi antivėžinių medžiagų. Šiais metais Amerikos onkologų asociacija paviešino tyrimą, įrodžiusi, kad jei po gydymo jūs valgysite riešutus, rizika, kad vėžys atsinaujins, sumažės net 40%. Dar vienas patarimas sergančiam vėžiu. Tiesiog nueikite į parduotuvę už kampo ir nusipirkite riešutų. Mano namuose jų visada yra. Tiesiai nuo medžio, iš ūkininko Vengrijoje. Robertas sako pasiūlysiantis ir idealių pusryčių receptą. Natūralius nesaldintus dribsnius paskaninkite neskaldytais riešutais, pridėkite uogų, galite įdėti bananą ir užpilkite natūralių sojų arba riešutų pienų. Užtruksite porą minučių, tačiau po tokių pusryčių, pasak profesoriaus, ilgai jausite sotus. Juose nėra perdirbto cukraus, kuris patekęs į kraują pakelia insulino kiekį. Ir netrukus po valgymo, tuomet sukeliamas dar didesnis alkis. Pasak Roberto, daugelis išgirdė jo kitą patarimą, ko gero numos ranka ir skeptiškai pasakys, kad tai jokia paslaptis. Tačiau Robertas pabrėžia, sportuokite ir būtinai ne per pietus ar vakare, o geriausia ryte. Jei jaudinatės dėl savo svorio, visuomet pasivaikščiokite prieš pusryčius. Tai padeda išjudinti organizmą po nakties sąstingio. Aš nekalbu apie judėjimą visą dieną, bet jei nuo paskutinio jūsų valgymo vakare praėjo 13 valandų, tai ryte pasportavus jūsų organizmas stengiasi surasti energijos resursų kūne, o skrandis tuščias. Taigi tai labai padeda metant svorį. Svarbu pradėti dieną kuo sveikiau. Medikas sako, kad apie sporto naudą turi žinoti ir tie, kurie serga vėžiu, ir tie, kurie ką tik išgirdo geras naujienas, jog jis atsitraukė. Privalote atlikti, kad ir lengvus fizinius pratimus, net jei jaučiatės blogai ir te norite gulėti lovoje, sako profesorius. Tai padeda atsikratyti ne tik chemoterapijos sukeliamo silpnumo, bet ir stabdo vėžio plitimą. O judant, stiprėja imunitetas. Teisinga mityba ir sportas 30% sumažina tikimybę susirgti vėžiu. Tačiau negalima to pamiršti net ir išgirdus diagnozę. Jei susirgote krūties vėžiu, be abejonės jums reikės ir operacijos, ir chemoterapijos kurso. Tačiau jei norite greičiau pasveikti ir sustiprėti, sportui skirkite bent 3-4 valandas per savaitę. Tai turi tapti jūsų gyvenimo dalimi. Aišku, jei liepsite ligos nukamuotam žmogui bėgti, jis nebėgs. Tačiau jis gali pradėti, kad ir nuo pasivaikščiojimo sode, namuose, po truputėlį. Jei vyrai serga prostatos vėžiu, be abejo, jie jaučiasi nusilpę fiziškai dėl testosterono trūkumo. Jų raumenys silpnėja, jie storėja. Ir geriausia pagalba sau yra sportas pagal specialiai sudarytą programą. The amount of exercise and the intensity you do. Dovanų profesoriui iš Lietuvos atvežėme mažą kepalėlį juodos duonos ir lietuvišką skilandį. Apžiūrinėdamas šios skanėstus, jis sako, kad turėtumėme juos pamiršti. Tik jei duona tikro raugo, nedidelis jos kiekis nepakenks. O štai skilandį būtų galima valgyti tik tuomet, jei jis būtų ruošiamas taip, kaip garsusis parmos kumpis, brandinamas ir vienintelis konservantas jame būtų jūros druska. Linkėjimai Lietuvai, nepersivalgykite šio produkto, tačiau gabalėliu pasimėgauti galite. Is absolutely fine in my opinion.